Tai sveikas mūsų bičiulių, mūsų žiūrovė, mūsų palaikytojų. Kaip žinot, mes dabar esame dėmesio centre, mūsų rodo televizija. Valstybinė televizija mūsų rodo už dyką be pinigų. Ačiū jiems, dėkojame. Ir gauname tiek daug visokių popierių, tiek daug, kad aš nežinau. O nežinau net ką su jais daryti, ar juos čia saugoti, ar tiesiog panaudoti kažkur. Tai papiemašė yra tokia technika, kada gaminamos kaukės. Tai šitas popierius. Ką noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad kaltinimų gerajam kaiminystės forumui tokių tikrų, kad mes kažką padarėm blogo nėra. Aš taip įsivaizduoju. Bet mane labai įdomiai nuteikė, kad būtent kriminalinis policijos skyrius nagrinėja geros kaiminystės forumo bylas ir atskirų jos narių veiklą. Kriminalinis. Kriminalinis reiškia, mes kažką pavogėm iš Lietuvos, ar iš kaimyno, ar iš Šimonytės, nežinau iš ko. Bet kaip vienas kaltinimų, tai skamba tai, kad mes būdami Rusijos federacijoje, tai yra viešėdami Maskvoje, pasakėm kažką ne taip. Ir čia yra atsiųsta netgi mūsų santraukos pokalbio. Ir žinokit, gal kokius 15 kartų skaičiau aš, skaitė mano vyras ir mes niekaip nesupratom. Kalba eina apie tai, kad rusų laidos vedėja klausia, kada rinkimai į Seimą, ir mes čia atsakom. Ir tada klausia mūsų, koks mūsų šansas. Ir mes sakom, kad mūsų šansas yra didelis, kad mes tikimės valdyti šitą valstybę ir tai darysime teisėtų būdu. Tačiau mes galvojame, kad mums neleis įkurti savo partijos, todėl turime antrą variantą, cituoju, ieškome partnerių, su kuriais galime eiti kartu bendroje koalicijoje tam, kad taptume pilnaverčiais dalyviais rinkimų akcijos ir siektume valdžios. Normalus atsakymas. Bet juos išgazdino, mes siekiame valdžios. Mes aiškiai pasakėme, kad leis mums įkurti partiją ar neleis mums tas pats. Ir čia ko gero yra pagrindinė žinia, kuri juos gazdina. Toliau yra visa tiesiog be galo daug vietos skirta apie tai, kaip mes įvertinom vizitą Maskvoje. Čia yra klausimas, kas jums didžiausią įspūdį paliko po vizitų Maskvoje. Kiekvieno iš jūsų, kas nori pradėti. Pradeda Darius Norkus, kuris, cituoju, man patiko Maskva, žmonės čia geri, visur priima labai gražiai, mandagiai. Nėra tokio erzelio, kas pas mus Lietuvoje kalbame. Čia viskas puiku, gražu, šviečia saulė. 4 dienas iš eilės, šiek tiek lietaus, šiek tiek saulės. Džiaugiamės, esu patenkintas kelionę, ačiū. Tada kalba mūsų jaunasis kolega, Mindaugas Ramoška. Viskas puiku, aš pirmą kartą Maskvoje. Bet namie tai taip, žmonės galvoja kad čia kažkas ne taip. Bet aš matau, kad žmonės, tarkim, vaikščiojame vakar naktinė Maskva. Žmonės vaikšto ir šypsosi, apsikabina kažkaip žmogiškai, viskas čia, ačiū labai. Sekantis, Edikas. Cituoju jį. Man 10-ame dešimtmetyje teko būti Maskvoje, Rusijoje. Ir palyginus, kas buvo 10-am dešimtmetyje ir kas dabar, tai iš viso nepalyginimi dalykai. Maskva taip pagražėjo, man labai patiko ir aš norėsiu būtinai čia sugrįžti. Laidos vedėja kreipėsi Erika Švenčionienė. O mes dėkojame visiems maskviečiams už šypsenas ir apkabinimus. Visiems, kurie stengiasi, padėjo, kad mūsų susitikimas čia įvyktų, kad mes būtume priimti. Rytoj mūsų taip pat laukia įdomus susitikimas ir manau, kad ši kelionė pirmas, bet ne paskutinis paukštis. Mes čia grįšime, labai greitai grįšime, turime didelių ambicijų susitikti su jūsų užsienio reikalų ministru ponu Lavrovu. Man tai mylimiausias politikas pasaulyje. Ir žinoma, yra didelių ambicijų susitikti su jūsų prezidentu.
Vis dėlto liaudės diplomatija yra pati sąžiningiausia diplomatija ir jos negalima pažeminti ar kažkaip nustumti į šalį. Ir tegu liaudės diplomatija būna vertinama labiau negu įžūlūs politikai, kurie kartais elgiasi taip kvailai ir nesąžiningai. Laidos vedėja, kągi, noriu palinkėti jums sėkmės, siekiant tikslų, kuriuos iškėlėte savo forumui, na ir gero likusio pasibuvimo Maskvoje. Tai gaišti tiek laiko, kad surašyti mūsų interviu, jūs tikriausiai čia įžvelgėte labai didelę grėsmę. Tai va tokios grėsmės, kuri yra čia, pilni mūsų visi vizitai Baltarusijoje, kur mes visada sakom, kad mes už taiką, kur mes visada pabrėžiam, kad tautos apdovanojimas yra aukščiau už valdžios. Vat nusprendė valdžia, kad kažkam tai duos medalį. Susirinko, savas, čia gerai palaiko mūsų politiką, per jį čia valdžioj mums yra saugu ir gerai mes jį apdovanojam. Ir davė jam medalį. Ko vertas tas medalis? Pagalvokit patys. O kada tauta nusprendžia, kad vienas ar kitas žmogus kažką gero padarė tautai ir vat istorijos eigoj jį iškelia kaip šviesulį, tokių pavyzdžių Lietuvoje daug. Vidūnas. Tai šitas apdovanojimas yra pats tinkamiausias ir pats geriausias. Vizitų užsienyje metu užsienyje draugiškose. Man draugiškose valstybėse. Baltarusija man visada buvo draugiška valstybė. Nes jie visada mus gerbė ir kiekvieną kartą, kai mes nuvažiuojam, pasako, kad mus myli, kad labai ilgisi senojo Vilniaus senamiesčio, ilgisi mažų gatvelių, apsilankimų kavinukėse, pasibuvimų ir pasikalbėjimų su bičiuliais. Jie turi labai daug giminystės ryšių, kraujo giminystės ryšių Vilniuje, Lietuvoje. Ta šalis yra man, kaip jums pusseserė pusbrolis. Aš įsivaizduoju, kad tai Baltarusija yra pusseserė arba pusbrolis Lietuvai. Tai vat, kai mes lankomės pas pusbrolius ir pusseserės, tai neša grėsmę. Dar viena didelė grėsmė buvo įvardinta tai, kad mes apsilankėme Baltarusijos atominėje elektrinėje, kurios metu ištransliavome keletą transliacijų, kur buvo pasakyta, kad elektrinė yra saugi ir kad elektros kaina kaimynai mums pasiryžę duoti labai labai mažą kainą. Нам ваша электроэнергия. А это без проблем. А по какой бы цене вы бы могли бы подставлять? Вот Договоримся. это? Да. Значительно в разы дешевле, чем вы покупаете сегодня от своего государства. Ну, от своих всегда же дорого. Это же мы сами-то все понимаем, что мы берем у своих и дорого. Tai čia yra traktuojama kaip kažkas baisaus, kaip didelė žala Lietuvos ekonomikai. Nes mes išdrįsome pasakyti jums, kad jūs galite gyventi geriau, nes galite pirkti pigiau. O pirkti pigiau Lietuvoje negalima. Jūs turite pirkti brangiau iš ko nors, kad tie pinigai nukeliautų bairaktarams. Jūs turite pirkti brangiau tam, kad jūsų vaikas negalėtų turėti papildomos ledų porcijos, geros knygos ar galimybės nueiti į spektaklį. Ir visa tai yra surašyta va čia. Čia. Visa tai yra pasakyta taip, kad geros kaiminystės forumas, kuris važiuoja ir skleidžia taikos, meilės ir bendradarbiavimo idėjas, yra pats didžiausias priešas Lietuvos valstybei. Klausimas, jeigu Lietuvos valstybė yra traktuojama kaip dabartinė Lietuvos administratorių gauja, taip mes esame jų didžiausi priešai ir aš esu jų didžiausias priešas, nes jie kenkia Lietuvai. Jeigu Lietuvos valstybė traktuojama kaip ta didžiulė vientisa tauta, kuri kūrė, aria, melžia karves, ką jie daro, ne? Mokytojauja, dirba medicinai, senelių namuose, slaugoj, tai tada mes visi, tie, kurie sakom valdžiai, kad jūs nedirbat Lietuvos tautai, esam jėga ir esam, aš net nežinau, žinokit, net pasimečiau. Tai mes esam jūsų priešai, ne? Valdančiųjų klikos priešai. Tai tada pagalvojame, įsivaizduojat, net aš pasimečiau. Ar tas saujelė 141 plus, nu dar koksai 100, ne? Kurie ten pinigėlius dalina visą kitą, gali
pilnateisiškai atstovauti likusią dalį ir pasakyti, kad jie yra tauto, mes niekas. Net jeigu kai kas iš jūsų galvojat, tikit žiniasklaidą, kad mes esam priešai, tai tada aš manau, kad Šeimų sąjūdis jums ne priešai. Tada aš manau, kad tos visos televizijos, TV, Janutienės, Gorienės, visa kita, jos irgi sako, kad valdantieji, vadinami valdantieji, kenkia Lietuvai. Tai reiškia priešų, tas sąrašas mažėja. Ir galutinai, iš kurios pusės žiūrėtumėm, nuo stogo, nuo kėdės, iš vakarų ir iš rytų, visi matom, kad pagrindinis Lietuvos priešas yra šios dienos valdančioji klika, tai yra vyriausybė, tai yra Seimo pozicija. Ir jeigu jūs galvojate rusofobas, ne rusofobas, raudonas, baltas, žalias, mėlynas, palaikom Ukrainą, Rusiją, Italiją, Ispaniją, Angliją, bet visi matom, kad tai, kas vyksta valstybėje, yra negerai. Tai vis tik tada vienu metu kažkada sustosime, vardinsim priešą ir viskas bus gerai. Ir šitie visi popieriai atsidurs šiukšlių dėžiai, o kol kas artimiausių metu kiekvienas, kuris pasisakysite prieš valdančiąją šaiką, laukite, jūs gausite gražių laiškų didelį šūsnį ir būsite kartu su mumis šitoje pusėje, reiškia opozicija stiprės, mūsų gausės daugės. Tai paprastai apie nieką buitiškai. Tai va, kol kas tiek. Paprastai, lengvai, aš nežinau, ar su humoru, ar su pagieža, ar su pykčiu, bet su meilė visai kitai tautos daliai.